Sprendžiant 15 uždavinuką teks išspręsti nelygybę. Persirašau aš ją čia 6 minus 18 x dalinta iš 36 mažiau už 0. Na ir nieko nelaukus padauginu abi nelygybės pusės iš 36, todėl kad man labai nepatinka tos trupmenos vardiklyje. Kai trupmeną dauginsiu iš 36, čia yra 36-osios, tai man tiesiog neliks tų 36. Čia yra 6 minus 18x padalinta iš 36 ir dauginu iš 36. Tai tas pats, kas tiesiog yra 6 minus 18x. Mažiau dauginu iš teigiamo skaičiaus, todėl ženklas nekeičiamas ir 0 dauginant iš 36 aš gausiu 0. Dabar iš abiejų nelygybės pusių atimu 6, x-iuką pamiršau, ir tada padalinu abi nelygybės pusės iš minus 18. Ir kągi aš čia gaunu? Gaunu x daugiau už 1/3. Daugiau už 1/3, tai turiu pasižymėti, 1/3, nes 6/18 yra 1/3 ir daugiau yra štai čia. Tai intervalas būtų nuo 1/3 iki plius begalybės. Žiūrim, ojojoj, čia kažkas jau pažymėjęs, negerai pažymėjęs. Daugiau už 1/3, štai šitas atsakymas. Atsakymas teisingas yra E.